Sveiki visi, čia Patyrė ir mes žaidžiame toliau Counter Strike'ą. Ir turbūt per šitą video mes pakalbėsime apie žaidimus, jų rūšis ir visą kitą, įskaitant ir Minecraft'ą ir Counter Strike'ą ir visokius kitus žaidimus. Ir stengsimės papasakoti viską, ką žinom ir galbūt jūs sudominsim kažkiek. Gal. Taigi, tada pradėkim. Tai gal kaip tik žaidžiam Counter Strike'ą, tai ir pradėkim kalbėti apie Counter Strike. Aš galiu galbūt tiksliai nežinau Counter Strike'o istorijos, prasme, apie ką yra, bet nutuokiu, kad tai yra apie tai, kad yra teroristai, jie turi padėti bombą, kaip Counter teroristai turi ją išminuoti arba bent jau sutrukdyti teroristams ją padėti. Apie patį žaidimą papasakos Marnas. Šiaip ant ir nemokams. Pirmas geras dalykas. Antras geras dalykas, kad gali žaisti ir online, ir su botais. Tarkime, ne internete. Trečias geras dalykas yra, kad gali pirktis ginklus. Ir iš nužudimo gauni ten pinigų ir kai rounds pasibaigia gauni pinigų. Ketvirtas geras dalykas yra, kad ir granatos. Šiaip blogų dalykų irgi ir, bet nesudėliau. Pasakyk apie blogus dalykus, jeigu ką pridėsi. Pirmas blogas dalykas yra... Bugai. Bugai, jo. Iš tikrųjų, bugų būna ir gerų, ir blogų. Tarkim, geri bugai būna tokie, kai tau buginasi pinigai ir tu gauni labai daug pinigų. Blogi bugai būna, kai tu eini ir tada pasibugini ir negali išėtis ir labai lengvai nušauna. Arba į sienos gulinti, pavyzdžiui. Arba taip. Antras blogas dalykas, kad yra cheatai sukurti. Jo. Nežinau, vis lievai. Nebūtų cheatų, nebūtų jokių žmonių, nuo kurių tu susinerintum ir panašiai. Jo, bet būtų iš tikrųjų neįdomu žaisti, kad būtų sąžininga žaisti. Kodėl būtų neįdomu? Būtų kaip tik gal įdomiau, nes būtų labiau didesnė intriga, nes kai vienas vis cheateris yra, tai visą teamą ištaško viens pats. Bet tai nelabai įdomiai, nes jeigu, tarkim, aimas, tai eina headshot. Tai sako, viens pats visą teamą paėmė ir vis. Neįdomu. Toliau dar Counter Strike'as. Versijos. Jo, šiandien turbūt nusipirksiu Global Offensive. Pačią geriausią versiją. Su gerom žiauriai grafikom. Nežinau, ar filmuosiu, ar mano kompas paneš, nes mano šūs yra. Aš turiu iš tikrųjų, mes dabar žaidžiam 1.6 versiją. Iš tikrųjų, aš kai dabar pažiūrėjau, kaip Arnas filmuoja video, pas jį yra šiek tiek kitokia versija. Pas jį grafika biškėlį blogesnė, pas mane biškėlį ir geresnė grafika. Iš tikrųjų, ir įdomiau žaisti biškėlį. Tai jo, ten gali visokių modų yra. Jo, modų. Čia dar prie gerų dalykų yra daug modų. Dar jeigu ko nepaminėjau, tai parašykite, kad paminėtų. Bet dar yra skinai. Jo, kažkada turėjau ant ginklų skinus, tai šiaip visai gerai atrodo. Jo, aš žiūrėjau kažkada reklamą, kad gali padaryti žaislinius ginklus, tai tada nefinga. Tai kaip ir viską pasakėm apie ją. Dabar kalbu apie Minecraftą, nes Minecraft'ą dabar filmuoju. Minecraft'as. Galiu papasakoti trumpą intro apie Minecraft'ą. Pasakau. Minecraft'as tai būtų pasaulis iš blokų. Jame gali daryti, ką nori, veikti, ką nori, statyti, ką nori ir šiaip, ką nori. Nugarą. Tai va, gali statyti, kurti, ką nori, gali kovoti prieš monstrus, zombius, skeletonus. Yra daug įvairių modų, prieš daug ką gali kovoti ir visą kitą. Sakyčiau, Minecraft'as įdomus žaidimas, bet labai greit atsibosta. Nes, tarkim, jeigu daug ką pastatai, labai yra įdomus yra kreatyvio modas. Nes
tiesiog gali skraidyti ir statyti, ką nori, o survival modas yra labiau išgyvenimo, kai turi stengtis, ką nors padaryti, turbūt išgyventi. Išgyventi, nu. Jo, ir va, sakau, o šiaip tai dažniausiai kokį aš žaidžiu, tai būtų survival serveriuose. Serveriuose yra žiauriai įdomu žaisti. Labai juokinga kartais, nes gali žudyti žmonės, prieš juos kovoti. Tik nejuokinga. Ta, Jeigu gauni malkų. jo. Yra daug įvairių modų, mes dabar kaip tik su Arnu žaidėm tokiam modė. What the Bending. fuck, kas per čytas? Taip greitai atbėgo. Wow, kažkam žodžiu, bet mirsiu dabar pats. Niekas čia nenušuoja. Nu jo, nesiseka mums. Jo, Gerai. bet kažkaip niekaip neįmanoma. Man rodos, jau reikia pradėti drožt man. Reik. Labai įdomu yra, nes, nu, kaip sakau, yra daug modų, mes dabar kaip tik žaidžiam modę Bending, tai ten galim valdyti vandenį, žemę, orą, ugnį, kaip avataras koks. Ir yra iš tikrųjų linksma žaisti, nes Taip, tai būna. savo galiomis šauni žmogų ir visą kitą. Eik tu Labai linksma. Aš draskiausiu, čia nieko nėra, ką jūs šaudai. Oi, tu šiaip. Lyskit čia nieko nebėra. Varom. Oi, tu savo. Hori pagal. Kitas žaidimas bus Tai tu papasakok apie Minecraftą, ką tu žinai. apie Minecraftą. Nežinau, dar yra tekstūrų pakai, skolius nepaminėjau. Nu, šiaip tekstūrų pakai nedaug ką prideda, bet pagražina Minecraftą. Jo, turbūt tai tą padaro. Nu, nebent ten kokį lievą jūrinę nusimeta, tai tada, nu, gal ir sugadinti. Kitas žaidimas turbūt bus, nežinau, TF2, Team Fortress 2. Aš apie tai nieko nežinau. Tai ar ne tavo galimybė pasakot? Jo, Team Fortress 2 toks, sakau, RPG žaidimas. O klausimas dabar TF, Team Fortress. Komandų, nežinau, Team Fortress. Tiesiog yra Team Fortress 2 populiarus, bet ką reiškia Team Fortress? Ar yra bent jau ir tokia dalis? Pirmo tipo dalis. No. Nėra. Kiek aš paguglinau, tai nėra. Nėra. Nežinau, kodėl Team Fortress 2 iš karto davė. Gal čia, nežinau, čia gal... Ai, gal Team Fortress 2 todėl nes 2 komandos? Nežinau. Galbūt. Nu, nežinau, čia gal. Team Fortress 2, sakau, yra RPG žaidimas, ten, kaip sakant, gali save... RPG. Paaiškink, ką reiškia RPG. Dabar savę gali gauti ginklus, ten, žodžiu, žaidė online. Nu jo, suprantu, bet... Žaidė online ir žaisdamas gauni items. Ginklus, rūbus, visokias kepurės, batus, gali pats kraftintis. Sakau, toksai, norisi vis naujų ginklų gauni naujų ginklų, užsidedi ten pastiprėjai. Nu ir žodžiu, toksai, sakau, RPG žaidimas šiaip labai sudomina. Šiaip nelabai atsibosta, nes vis gauni naujų visokių rūbų ir daiktų ir nežinau, neatsibosta. Jo, visokie update'ai ir taip toliau. Jo, update'ai daug ten nekeičia Team Fortress'ą, bet atsiranda nauji daiktai ir taip toliau. Jo, maždaug pagrindinė istorija apie Team Fortress, ką ten reikia daryti ir taip toliau, patį pagrindinį tą žaidimą. Reikia, arba reikia priešą nužudyti, arba reikia nustumti tą karutį, man atrodo, taip vadinasi. Žodžiu, nustumti vagoną. Nustumus vagoną laimi vieną komandą, tada kitas yra užimti bazę. Tokia, nu, vietas yra specialiai paskirtas. Jeigu jas užėmi, laimi komandą. Paskui ir viskas, man. Yra 3 modai. Team Fortress 2. O tai išvardink kokiam vien. Gali išvardinti. Ai. Kitas žaidimas būtų... Nežinau. Gal koks. Yra šiaip...
Tanki online, bet ten, internetinis žaidimas. Tai. Jo, tai gal Ghost Recon papasakai. Aš tai nežinau, apie Ghost Recon, tu gali pasakoti. Tai Ghost Recon aš žinau šiek tiek. Ui, tu šiaip. Gerai. Ghost Recon. Žaidimas labai panašus į Counter Strike'ą. Tik turi geresnę grafiką, daug įvairesni ginklai. Turi specialius abilities, tai yra galės ir taip toliau. Ir gali labai linksmai praleisti laiką. Ir turi užiminėti, tarkim, yra A, B, C. Turi, būdamas ten toj vietoj, turi jas užiminėti, tas, kaip sakyčiau, kaip dalis arba part. Kaip sakau, bazės. Užiminėti ir taip įvykti žaidimą. Šiaip įdomus yra dalykas, sakiau, kad galima galės naudoti. Ir galės yra tokios, kad gali matyti žaidėją, kuris yra, gali pasiversti nematomu, turėti gerą skydą ir tuo pačiu greit bėgti. Toliau, ką dar gali. Sakyčiau, dar gali turėti, įvairų tą skaičių. Mapai labai dažnai keičiasi, jeigu serverį žaidi. Labai įdomus, interesnas žaidimas, sakyčiau. Man jis patinka labai, bet kažkodėl dabar jis neveikia man. Nes kodėl niekas nežino. Tai apie Ghost Reconą būtų tiek. Kitas paskutinis žaidimas bus Battlefield Bad Company 2. Turiu šį žaidimą, nebuvau nusipirkęs neseniai čia. Taip, vasarą liktais nusipirkęs. Ne paskutinis šiaip žaidimas bus dar bus. Nu jo, bet galbūt kitam video. Jo, turbūt. Bad Company yra šiaip geras grafikos, žiauriai geras grafikos. Gali valdyti mašiną, lėktuvą, lėktuvą negali, malūnsparnį gali. Ką dar čia gali? Malūnsparnį, mašiną, keturratį, vandens motociklą. Žodžiu, gali valdyti visokias transporto priemonės ir gali pasirinkti ten asaltą, sniperį, visokias tokias. Irgi rūšis. Pasirinkus rūšis gali skirtingus ginklus. Ten su vienu gali tankus tasytis visokius. Su kitu ten, nežinau, su kitu ten gali šaudyti su raketom, žodžiu, tokių visokių yra. Ir, nežinau, tiesiog šiaip įdomus žaidimas. Jau, aišku, ten keliasi lygi, tada ten gauni pinigų kažkiek tai. Ir gali nusipirkti naują ginklą.